komanda. Tokia yra statistika. Lietuvos rinktinė atliko 3. Skola. Grigijoniui pamušė kamuolį Simas Jasaitis. 2 sekundės atakai. Grigijoniui baudos aikštelė išmeta kamuolį atgal ir baigės 24 sekundės. Idealiai apsigynė Lietuvos rinktinė. Kas čia dabar supras, ar Pablas Grigijoniui tiesiog pamiršo tas sekundės, ar buvo priversas padaryti štai šią klaidą, nes neturėjo kur dėti kamuolio, bet kuriuo atveju rezultatas yra toks. Lietuvos komanda apsigina ir išsaugo 11 taškų pranašumą. Delininkaitis. Simas Jasaitis prie 3 linijos. Paulius Jankūnas prašo kamuolio baudos aikštelės prieigose, žaidžia prieš Luisą Skolą, žaidžia iki galo ir žaidžia neblogai. Paulius Jankūnas šį kartą pataikyti nepavyko, bet kai Luisas Skola yra priverstas dirbti ne tik puolime ir gynyboje, tai irgi yra gerai. Reikia varginti varžovus, reikia žaisti su jais agresyviai ir intensyviai visose aikštės kampeliuose. Skolas atsakymas, išmuša kamuolį Karlasas Delfino, tačiau Lietuvos komanda tęs ataką. Keitimas Argentinos komandoje, aikštelėje pasirodys Leonardo Gutierrezas. Krepšininkas, kuris gali pataikyti, gali pridaryti nemalonumų. Varžovams. Nepraėjo Pauliaus Jankūno perdavimas, dar 16 sekundžių Lietuvos rinktinės atakai. Naujas atakai laikas nėra skiriamas dėl to, kad kamuolys kliuvo į kelią. Nors Lietuvos komandai galbūt ir nereikia kol kas tų 24 sekundžių ir šios dienos rungtynėse nebuvo taip, kad ataka užsitęstų bent 20 sekundžių varžovo aikštės pusėje. Greičiau ją sugalvojo, kaip pabaigti Lietuvos krepšininkai. Dabar Roberto Jevtoko kablys netaiklus ir kamuolys atitenka Argentinos rinktiniai. Sergio Hernandesas, kuris ką tik šmėstelėjo mūsų ekranuose, šiai komandai vadovauja nuo 2005 metų. Po to, kai laimėjo olimpinės žaidynės. Pasitraukė Rubio Magnano ir nuo to laiko Hernandesas už šios komandos vairo. Na, apie istoriją mes galbūt dar turėsime progų pakalbėti tada, kai Lietuvos komanda pirmaus 30 taškų skirtumu, o dabar Rinaldas Seibutis blokuoja varžovo metimą, daro tai be pražangos. Delininkaitis. Atsisukti turėjo Robertas Jevtokas, neatsisuko, bet Tomas Delininkaitis šiandien nardo pro savo varžovus, tiesiog maudydamas į jos lygioje vietoje. 2 taškai. Ir dar pražanga Leonardo Gutierrezui, kurio apšilimas aikštelėje yra štai toks. Paulius Jankūnas puikiai padirbėjęs gynyboje prieš Luisą Skolą, taip pat pelnęs 2 taškus, sėdasi ant suolo, grįžta į aikštę Linas Kleiza. Šiandien kol kas tikrai ne tos rungtynės, kuriuose viskas spręstųsi Lino Kleizos ir Luisas Skolas dvikovoje. Šiandien žaidžia komanda prieš komandą ir Lietuvos komanda jau turi 32 taškus. Argentina turi 20 vietoj. Tomo Delininkaičio į aikštelę grįžta Mantas Kalnietis, 32-20. Daug tokių keitimų ir tempas rungtynių yra aukštas. Būtent jį ir stengsis palaikyti Lietuvos komanda. Tai yra vienas iš pagrindinių uždavinių. Neįsivelti į tą lėtą, tokį pragmatišką pozicinį žaidimą, kuris patinka Argentinos rinktiniai. Luisas Skola iš kokios situacijos priverstas atakuoti Argentinos rinktinės lyderis. Jo metimas netaiklus. Simas Jasaitis iš eigos taiklus. Simo Jasaičio metimas 35-20 iki 15 taškų. Lietuvos komanda didina savo pranašumą ir argentiniečiai panašu, jog nelabai supranta, kas kol kas vyksta šios dienos rungtynėse. 2,5 minutės tik tai prabėgo šiame kėlinyje. Grigijoni. Delfino atrado Gutierrezą prie 3 linijos. Šio metimas netaiklus. Atkovojo kamuolį Argentinos rinktinė ir pradeda šią ataką iš naujo. Delfino prieš Robertą Jevtoką. Robertas Jevtokas ginasi be pražangos. Delfino pavyksta pelnyti taškus 35-22. Tomas Delink, tai yra Mantas Kalnietis, pradeda Lietuvos rinktinės ataką. Jasaitis 2 tritaškai iš 2 šiandien Simo Jasaičio sąskaitoje. Pablas Grigijoni perima kamuolį ir nesportinę pražangą Simo Jasaičiui skiria rungtynių arbitrai. Ai. Labai nedaug, tarp kitko, šitų nesportinių pražangų. Toks įspūdis, kad ta taisyklė, pagal kurią paskutinis gynėjas prasižengiantis prieš varžovą yra baudžiamas nesportinė pražanga, buvo pamiršta šiame pasaulio krepšinio čempionate, tačiau
Kaip nebūtų keista, šiose rungtynėse teisėjai tą taisyklę prisiminė ir Simui Jasaičiui skyrė nesportinę pražangą. Prigionis pataiko pirmąjį baudos metimą. Pablas Prigionis šiame čempionate pelno tik tai 6 taškus. Jeigu taip galima sakyti, nes Argentinos komandoje, kaip ir minėjau, išsiskiria Skola ir Delfino, po to seka Fabricio Berto 9 taškai, 8 įsimeta Leonardo Gutierrezas. Pablo Prigionis, žinoma, pagrindinė užduotis yra ne daryti taškus, o vadovauti savo komandos žaidimui ir ieškoti atsidengusių lyderių. 35-24. Prigionį atmeta kamuolį prie tritaškio linijos. Dar kartą grįžta tas kamuolys pas Pablą Prigionį. Labai judri Lietuvos komandos gynyba. Leidžia sumažinti tuos nuostolius, kurios galėjo atnešti tą nesportinę pražangą tik tai iki 2 taškų. 2 baudos metimus įmetė Pablas Prigionį, tačiau ataka nesėkminga. Mantas Kalnietis. Robertas Jevtokas. Baudos aikštelėje. Roberto Jevtoko kablys netaiklus. Ir reikia grįžti į gynybą. Delfino. Prieš jį Renaldas Seibutis. Ir apsigina Lietuvos krepšininkai be pražangos. Simas Jasaitis ant grindų. Nieko nesimato, kas tai vyksta aikštelėje, nes mūsų rinktinė atsistojusi visa. Linas Kleiza iš 3 taškų zonos. Taiklus Lino Kleizos metimas. Lietuvos rinktinė pataiko šiandien iš 3 taškų zonos. Fantastiškai. 6 tritaškai iš 6. 38-24. O Argentinos rinktinė prametė visus 8 savo tolimus metimus. Karlosas Delfino. Iš tų 8 prametė 2. Dabar meta 3. Ir prameta ir 3. Kamuolys liečia konstrukciją ir atitenka Lietuvos komandai. Labai gerai, jog nepaisant tos nesportinės pražangos, nepaisant bandymų varžovų atsitiesti, neleido Lietuvos krepšininkai jiems sumažinti skirtumą iki vienženklio ir dar 1 minutės pertraukėlė. Baigėsi minutės pertraukėlė. Jos paprašė Argentinos rinktinės vyriausiasis treneris Sergio Hernandesas. Jo komanda neatlaiko kol kas Lietuvos rinktinės tritaškių lavinos ir svarbiausia, jog Lietuvos rinktinė ne tik tai pataiko iš toli, tačiau ir fantastiškai gynasi. Dar vienas keitimas Lietuvos komandoje po šios minutės pertraukėlės. Aikštelėje pasirodo Mantas, tai yra Martynas Pocius, jis pakeitė Renaldą Seibutį, atsisėdo ant suolo ir Robertas Jevtokas. Grįžta į aikštę Paulius Jankūnas. Kalnietis. Manto Kalniečio bandymas įmesti kamuolį Pauliui Jankūnui baigėsi štai tokiu kurioziniu rikošetu. Galėjo kamuolys ir į krepšį įkristi. Neįkrito ir Pablas Prigionį jau mūsų aikštės pusėje. Įpusėja antrojo kėlinio laikas. Prigionį. Paulius Jankūnas vaikosi Luisas Skola ir tarp kitko labai įdomu pastebėti tą vaikymąsi. Atkreipkite kokios varžovo atakos metu dėmesį, kaip vyksta šita kova ir kiek daug pastangų įdeda Paulius Jankūnas, kad Luisas Skola ne tik tai negautų kamuolio, bet ir negautų kažkokios neblogos startinės pozicijos savo teoriniai atakai į Lietuvos rinktinės krepšį. Gutierrezas mažina skirtumą iki 12. Kalnietis. Jo reidas į baudos aikštelę. Niekas iš varžovų Mantui Kalniečiui kaip ir netrukdė, tačiau taip pat nebuvo kaip ir įmesti kamuolio. Na, šiandien beveik visada taip elgėsi kol kas Argentinos rinktinės aukštaūgiai, saugodami didžiuosius Lietuvos rinktinės krepšininkus ir tuo labai sumaniai naudojasi Tomas Delninkaitis. Porą reidų buvo įsimintini. Dabar Mantui Kalniečiui kažko panašaus pakartoti nepavyko. 4 minutės ir 12 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Skola iš vidutinio nuotolio. Taiklus Luisas Skolas metimas. 7. Jo taškas šiandien, pataikė jis 2 iš 7. Na, sakė jis po labai sėkmingų rungtynių su brazilais, jog bus tokių dienų, kai aš toli gražu taip taikliai nemėtysiu. Būtų labai gerai, kad būtų šiandien kaip tik ta diena. Simas Jasaitis iš 3 taškų zonos. Dar vienas taiklus Simo Jasaičio metimas. 3 iš 3. Simo Jasaičio statistika yra tokia šį vakarą ir tai yra geriausios absoliučiai rungtynės Simui Jasaičiui jau dabar, nors jos net neįpusėjo. 41-28. Ir žinoma, mes visus darbus ir visus rezultatus matuojame ne tik tai tolimais metimais. Lietuvos komanda apsigina dabar griūdami, kovodami dėl kamuolio. Pasiima jį savo Lietuvos krepšininkai vietoj Pablo Prigionį.
kuris yra atkirstas nuo savo komandos. Aikštelėje pasirodo Luisas Čekijera. Martynas Pocius persivaro kamuolį į varžovo aikštės pusę, nuimdamas šią naštą nuo Manto Kalniečio pečių. 41-28. Jasaitis. Pražanga. Fabricio Oberto prasižengia antrą kartą šios rungtynėse. Tai yra trečioji Argentinos komandinė pražanga. Jonas Mačiulis keičia Simo Jasaitį, kuris šiandien pelnė 9 taškus, kaip jūs visi žinote. Jonas Mačiulis aikštelėje. Ir iš naujo teks išsimesti kamuolį į aikštę. Kęstutis Kemzūra, jeigu galėtų pats padarytų tai, ko gero. Čia Lietuvos komandos derinys. Mantas Kalnietis, vėl užtvarą stato jam Paulius Jankūnas. Gauna kamuolį Paulius Jankūnas, tačiau toks aukštas. Tas buvo perdavimas Jonas Mačiulis iš 3 taškų zonos. Dar vienas taiklus metimas iš toli. Dabar ir Jonas Mačiulis prisijungia prie snaiperių komandos. Ir kai kurie komentatoriai čia prieš šias rungtynes klausinėja, kur dingo firminė Lietuvos krepšinio etiketė, tai yra taiklus tolimi metimai. Kas čia per pataikymo procentas Lietuvos rinktiniai, kai jį meta iš toli, tik 30% taiklumu. Žingsniai Luisui Skolai ir Lietuvos komanda išsaugo 16 taškų pranašumo. Ir vizitinę kortelę šiandieną pateikia Argentinos komandai, primindama, jog mes taip pat galime pataikyti iš toli. Ir jeigu argentiniečiai žiūrėjo vaizdo įrašą ir tikėjosi, jog galima būtų rizikuoti, leidžiant Lietuvos komandos snaiperiams mesti iš toli ir suintensyvinti gynybą kitose aikštės vietose, tai jie kol kas labai apsiriko. Luisas Skola prašo pražangos, bet jos tikrai nebuvo, nes buvo žingsniai. Mačiulis prieš Delfino. Kleiza prieš Fabricio Oberto. Pralenkė Fabricio Oberto Linas Kleiza, 2 jo taškai, 46-28, jau iki 18 taškų didėja Lietuvos rinktinės pranašumas. Tiksliau patys Lietuvos krepšininkai jį padidina iki tokios atžymos, 2 minutės ir 15 sekundžių. Iki antro ketvirčio pabaigos Delfino, prieš jį Jonas Mačiulis ir Robertas Jevtokas taip pat prie tritaškio linijos. Suspėja sutrukdyti Robertas Jevtokas Karlosui Delfino, šis įmeta kamuolį į baudos aikštelę, ten pražanga. Aš sėdžiu beveik prie pat Lietuvos rinktinės suolelio, prie to pat krepšiai, kurį meta Argentinos komanda, ir praktiškai neįmanoma nieko yra matyti, kas vyksta aikštelėje, dėl to, kad Lietuvos rinktinės ir trenerių štabas, ir visi žaidėjai po kiekvieno štai tokio epizodo atsistoja ir bando kovoti dėl kamuolio, stovėdami už aikštės ribų. Pražanga. Bet ne 2 metimai, tiesiog varžovo kamuolys. Delfino. Skola. Labai gerai gynasi prieš jį Robertas Jevtokas, atkovojo kamuolį Linas Kleiza ir pražanga.